Tie kūriniai, kuriuos mes matom, irgi tai jie reprezentuoja, iš esmės paroda irgi turėjo tokį 3 sluoksnius galbūt, bet yra ryškus grafiniai elementai, kurie kartais primena kažkokius personažus, jie yra sukurti naudojant Excelio ar Wordo programinės įrangos elementus ir tarsi tai yra ta programinė įranga, kuri mums padeda organizuoti, optimizuoti procesus, tačiau čia jinai tampa kažkokiais veikėjais, valdančiais tuos kartu šiek tiek galbūt ir hiper veikėjais, siekiančiais kažkokios tos hiper džiaugsmo ar kažkokio tai tos keistos energijos, kuri dažnai irgi susijusi su kažkokiais biocheminiais procesais mūsų galvose. Tai jie savaime gal net nežinau, kaip apie juos kalbėti, nes jie turi kažkokio atsitiktinumo ir kartu jie patys savo pavaldus, kartu jie yra ir personažai, o kartu tai yra ir kažkokios abstrakčios, gali sakyti kažkokios ir tarpusavį nederančios spalvos, bet kurios kūrė kažkokį tai kartais įtampa, kartais kažkokį optimizmą. Jo, man tai atrodo, kad tos figūros yra, kaip menininkas paima egzistuojančius simbolius iš Google programų, kurios šiaip yra skirtos daugiausia pristatyti ar apskaičiuoti ar numatyti pelnus ar ten nuostolius, ir jos tapdamas tokiam kažkokiais veikėjais, taip pat savyje turi labai daug energijos, kuri iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti kaip tokia gera ir optimistiška energija, bet jinai yra labai arti agresijos. Tai toks tikrai, man atrodo, yra labai daug įtampos kiekviename kūrinyje. Pavadinimai turbūt turi tokį kažkokį tai labai subjektyvę dinamiką, bet kartu jie kartais skamba kaip kažkokie virstantis sloganai ar šaukiniai, ar kartu subyra tie žodžiai į kažkokias priešingybės ir jie tarsi, tie pavadinimai irgi kartu ir savo atsieti nuo savęs irgi yra. Kai kurie yra sugeneruoti su slaptažodžių generatoriais, slaptažodžių generatorių užduodant tam tikrus, tai irgi tai yra kažkoks atsitiktinumo jau kartu ir kažkokio noro atrakinti arba užrakinti kažką